Kodėl liūto reikia bijoti daugiau nei skorpiono? Jeigu jūs manote, kad pats kerštingiausias zodiako ženklas yra skorpionas, turiu jums kitą nuomonę. Mano akimis labai stipriai šioje vietoje pasireiškia būtent liūto zodiako ženklas. Kodėl? Nes liūtas gali mylėti jūs taip, kaip niekas kitas. Jis gali būti labai dosnus, ištikimas, globojantis ir dėl mylimo žmogaus padaryti labai daug. Bet jeigu liūtą viešai pažeminsit, ignoruosit ar stipriai skaudinsit, jo reakcija gali būti labai stipri. Todėl jeigu gyvenat su liūtu, susitikinėjate su liūtu ar auginate mažą liūtą, yra 3 taisyklės, su kuriomis geriau nežaisti. Pirma, neignoruokite liūto. Jeigu kilo konfliktas, kalbėkitės. Liūtui labai svarbu jaustis išgirsta. Antras, niekada nežeminkite jo viešai. Tai gali būti vienas skaudžiausių vietų liūtui. Trečia, jeigu jau pasirinkote liūtą, nebandykite jo perdaryti. Priimkite žmogų tokį, koks jis yra. Nes kai liūtas myli, jis atiduoda labai daug. Kai liūtas nekenčia, irgi gali nueiti labai toli. Aš esu Aleksandra, astrologė ir numerologė. Jeigu norit geriau suprasti žmogaus charakterį pagal gimimo datą, laukiu jūsų konsultacijose.